Labas rytas, sveikinu susirinkusius į pirmą šiais metais jaunų energetikų klubo paskaitą. Praeitais metais gana nemažai kalbėjom apie Lietuvos energetinį saugumą, nagrinėjom su tuo saugumu susijusius projektus. Šiais metais nusprendėm, kad būtų įdomu prisiminti, kai kam sužinoti, kaip veikia elektros energetikos sistema. Ir aišku, gilintis į sistemą reikia pradėti iš pradžių apžvelgiant, kad žinot, kokios yra sudedamosios dalys, kad po to galima būtų kiekvieną sudedamąją dalį pasigilinti atskirai. Taigi labai džiaugiamės, kad į mūsų pirmą paskaitą sutiko atvykti Nacionalinės Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas, Lietuvos energijos generalinis direktorius, daktaras Darius Misiūnas. Tai per daug neįsiplėsdamas, perduodu žodį. Ačiū. Smagu visus matyti. Ačiū už pristatymą. Iš tikrųjų, mūsų asociacija yra jaunesnė turbūt negu jūsų klubas. Mes ne taip seniai esame kūrę. Jinai vienyje realiai visas didžiasis elektros energetikos įmonės, kurios taip pat yra ir valstybės valdomos. Tai Lietuvos energija, Lesto, Lietuvos technologijų inovacijų centras, kuris yra tų trijų dukterinė įmonė, užsiimanti inovacijom ir informacinį technologiją. Galbūt pradžiai aš norėčiau šiek tiek išgirsti jūsų klubo formato strategiją, kaip tą pavadinti, kaip jūs iš kur ateinate, iš kokios srities mokslo, ir ką jūs kaip klubo matote tikslais, nes tada aš galėčiau atitinkamai jums tą informaciją kažkiek tai varijuoti. Tai ar esate labai techniški žmonės šiandien susirinkę ir domitės tik technologijom, ar esate ir ekonomiški šiek tiek žmonės ir domitės ir ekonomika, energetikos? Daugumoj techniški, kadangi esame fizikai, visi šios salės sėdintys, tačiau jeigu reikia pakalbėti apie ekonominę dalį, tai nevengiam ir tos dalys. Tai gerai, tai mano pristatymas tikrai bus ir to srity, nes aš turiu techninį išsilavinimą, be abejo, daug metų tam skiriu, bet paskutiniu metu labiau domiuosi ir ekonominę to reikalo pusę. Tai yra, kaip veikia įmonė, kaip veikia sektorius, tai aš šiek tiek į tą pusę eisiu. Jeigu jums pasirodys, kad tai yra per daug į tą pusę, tai jūs pasakykit, pakelkit ranką, sakykit, ne, geriau kalbam daugiau apie techninę. Neprižadu, kad aš viską apie techninę dalį galėsiu visiškai aiškiai paaiškinti. Tam yra fizika. Ir jūs esate tas srities turbūt didesni specialistai negu aš, nes aš turiu inžinerinį išsilavinimą. Tai yra jau taikomosios srities išsilavinimą ir be abejo visą laiką apie dalykus galvojau apie tai, ne tai, kaip tas veikia, o kaip tą būtų pritaikyti. Tai čia matyt yra tokia atskirtis tarp fundamentalių mokslų ir taikomųjų. Bet kuriuo atveju pabandysim pakalbėti apie viską ir nemanau, kad nepavyks. Tai pradžioje, kas tai yra elektra, tai turbūt daug kas suprantat. Aš tai elektrą suvokiu kaip tam tikrų dalelių judėjimą. Elektra tai yra elektros dalelės, kurios juda. Fizikinė to prasmė, ją galima labai ilgai aiškinti, bet techninė arba taikomoji to prasme tai yra labai paprasta. Elektra tai yra viena iš energijos rūšių. Reikalingų, o kaip rodo patirtis, labai reikalingų mums gyvenime, kiekvieną akimirką. Elektra turbūt yra vienas iš varomųjų aplamai visuomenės pamatų, kur tikrai jeigu dingtų elektra, tai mes visi suprastumėm, kad mes nelabai ką galime padaryti. Net ir šitoje situacijoje dabar patys įsivaizduoti. Elektros nėra mano pristatymo, nėra kompiuterio, po kiek laiko nėra šitos šviesos ir liftas neveikia. Tai elektros šaknis yra labai jau prieš 2000 metų visi suprato, kad kažkas ten vyksta, kai įsielektrinė, kartais nutrenkia statinis grūdis ir nuo trinties irgi yra generuojama elektra. Vėliau žmonės pastebėjo išlydžius elektros,
vėliau sujungė grandinę, suprato, kad ta elektra gali tekėti laidais. Dar vėliau kažkas išrado elektros lemputę ir suprato, kad elektra gali būti naudinga. Po to sekė varikliai ir kiti dalykai. Tai aš kaip ir sakiau, elektra yra energija, visų pirma energijos rūšis. Elektronai, kurie juda, jie generuoja elektros energiją, turi kiekvieną savyje tam tikrą energijos kiekį, ir suma to jau yra kažkas naudingo. Elektra juda labai greitai. Čia galima įsitikinti, kaip minėjau mygtuką, šitą visi žinote, bazėje, kad praktiškai negali suvokti, per kiek laiko jinai. Bet jinai juda apie 300 000 km/s. Ir aišku, kad tai sukelia tam tikras rizikas, kadangi jeigu kažkas atsitinka, tai tada buitiškai kalbant nuo elektros nepabėgsi. Dabar be abejo, mano sritis yra elektros sistemos, kur aš galiu daugiausiai papasakoti ir manau, kad į tai bandysime orientuoti šiandieną. Jeigu kažkokiu bus klausimų, kuriuo aš nepaliesiu, tai tikrai klausiu. Pabandysiu, aš susipažinęs esu su klausimų spektru, jis iš tiesų labai platus. Dalis tikrai bus padengta, galbūt ne visi. Jeigu kažkurie bus labai opus ir aktualūs, tai sakykime. Elektros sistemą turbūt visi neblogai įsivaizduojat, pakartosiu, ar pasikartokime kartu. Tai susideda iš 4 pagrindinių komponentų. Elektros gamyba, perdavimas, skirstymas ir vartojimas. Realiai viena iš tų sričių negali atskirai veikti, tai yra kompleksas reikalinga, kad jie visi kartu. Perdavimas ir skirstymas, galima sakyti, jeigu buitiškai kalbėti, tai taip, pagaminant kažkur tai laidai tam, kad pervežti ir suvartoja. Tai jie yra daugiau tradiciškai nusistovėjęs atskirimas. Dėl ko yra atskirimas? Dėl to, kad yra skirtingi įtampos lygiai. Dėl ko skirtingi įtampos lygiai? Dėl nuosmės atstumus. Jo, šitą žinau. Vieni yra greitkeliai, kiti yra gatvės. Tai greitkelis galima daug greičiau važiuoti, mažiau kuro sunaudoti. Gatvėm jau reikia sukinėtis daugiau kuro, atitinkamai ten, kur įmanoma, yra naudojama greitkelių sistema, ten, kur jau tas nėra įmanoma, yra gatvinė sistema, tai yra skirstyti. Vartojimas, vartotojai gali būti buitiniai vartotojai, mes gyventojai ir gali būti pramonė arba tiesiog verslas, tai yra ir prekybos centrai, kiti dalykai. Vartotojai gali būti klasifikuojami į kategorijas pagal savo vartojimo įpročius. Tai pas mus tos kategorijos šiandien dienai yra buitiniai vartotojai ir komerciniai vartotojai. Netgi rinka yra taip sudėta, kad buitiniai vartotojai yra reguliuojami, o komerciniai vartotojai yra laisvoje rinkoje pasirenkantys savo elektros tiekėjimą. Kitose šalyse egzistuoja ir detalesnė klasifikacija. Tiesa, pas mus yra ne pačių vartotojų klasifikavimas, yra klasifikavimas abonentų, ta prasme jų tarifo, tai yra dieninis naktinis, turbūt žinote, savaitgalinis, yra toks dar išlikęs iš senų laikų kaip elektros viryklių tarifas, kur greičiausiai turėtų išnykti artimiausiu metu, kadangi daugiau paveldas yra negu kad realus dalykas. O versle yra daugmaž visi vienoje kategorijoje. Tuo tarpu kitur gali matyti, kad versle jau irgi yra kategorizuojama, tam prekybos įmonė, smulkus verslas, stambus verslas. Realiai, kas atskiria vartotojus, tai atskiria jų vartojimo grafikas. Tai tokia savoka, kuri dažnai yra naudojama elektros rinkose ir sistemose, tai yra vartojimo grafikas, tai realiai kiekių priklausomybė nuo laiko, dažniausiai 24 valandų skalė. Tai yra paros suvartojimo profilis arba suvartojimo grafikas yra pagrindinis atributas asocijuojamas su vartotoju konkrečiu. Tame įeina du dalykai. Bendras kiekis, kokį jisai suvartoja per parą, ir antras, kokia priklausomybė jis tą daro.
Kalbant apie matavimo dažnį, tai dažniausiai vartojama yra valandinis grafikas. Ne kas sekundę, ne kas milisekundę, bet kas valandą. Taip. Kas yra labai svarbu suvokti elektros sistemoje, kas ją atskiria netgi nuo vandens tiekimo sistemos, nuo dujų tiekimo sistemos, nuo šilumos tiekimo sistemos, tai kad elektra jinai nesusispaudžia. Reiškia, bet kuriuo momentu yra du dalykai, kurie ant svarstyklių turi būti subalansuoti. Pagamintas kiekis ir suvartotas kiekis. Vartojimo dalyje yra nuostoliai be abejo, kurie linijose patiriami transformatoriuose, bet kurio duotuoju momentu, reiškia, milisekundės tikslumu arba to greičiu, kur elektra keliauja, tai turi būti subalansuota. Reiškia, kiek gaminu, tiek vartoju. Ar tai yra lengvas uždavinys? Kaip jums atrodo? Kodėl? Tai, sakykime, Kas čia yra vienas svarstyklės ir dėl to, kad sunku prognozuoti, kaip jis Ir vartojimas ir visos dalis. Dėl to negali pakankamai smulkiai žingsniais visą balansą. Jo, tai čia yra labai aš net abejoju, čia man reikia tai pasakoti, nes jūs jau žinote. Esmė, kad yra vienas nežinomasis šitą lygį, ne? Gamyba, jeigu tradicinę gamybą galvoti, tai tu gali daugiau mažiau prognozuoti arba planuoti. Ne? Aš turiu generatorių, jungiau, reiškia, gaminu, išjungiau, negaminu. Tuo tarpu vartojimas, jis yra sunkiai prognozuojamas. Arba, kitaip sakant, jis jo negali kontroliuoti. Nes vartojimas susideda iš Lietuvoje yra skirtingų vartotojų apie 1,5 milijono. Bet kiekvienas iš jų gali sugalvoti vartoti arba sugalvoti nevartoti. Dalis, taip, yra prognozuojama tokia kaip verslo įmonės, dalis gyventojai sunkiai prognozuojami, bet turi įpročius tam tikrus, tačiau bendrai sudėjus, niekada tu negali pasakyti tiksliai, kurią sekundę kiek bus vartojama. Todėl nuolatos sistemoje vyksta balansavimas. Visą laiką yra žiūrimas poreikis ir prie jo priderinama gamyba. O tinklai jau tarpusavį einantis kaip tik ir užsiima to reikalo balansavimą. Tai šitą prieisime. Kas dar yra apsunkinantis faktorius, kad visą tai vyksta labai greitai. Įsivaizduokit, veikia elektrinė, kažkas nutinka, suveikia apsauga, bumt išsijungia. Vieną sekundę tekėjo milžiniškas kiekis elektros, pasakysim tai, kad reikia Vilniui apšviesti, ne visam. Kitą sekundę jau nėra. Reikia kažkaip reaguoti, ką daro. Iš anksto planuoti yra labai sunku nuspėti, kaip bus konkrečiu atveju, tačiau jeigu galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, tai yra kas yra šiandien ir kas bus už 5 metų, irgi labai sunku nuspėti. Ne? Ką žinau, kaip čia bus viskas? Gal visi elektromobiliai suvažinė. Galgi mes nuspręsim, kad mums aplamai nereikia elektros ir eisim visi į mišką gyventi. Niekas nežino, kad yra kažkokias suvokimas taip, kad gal taip bus, gal kitaip. Ir yra kuriamos įvairios prognozės, kurios visos turi vieną bendrą bruožą, jos visos yra neteisingos. Bet žmonės kažko tiki, ir dėl ko jie tai daro, dėl ko mes galvojam, kas bus 20 metais, sekmadienį balsavom dėl to, kas bus 22 metais. Ne? Kodėl mes tai darom? Todėl, kad jau šiandien mes turim daryti veiksmus, kad tai atsirastų tada. Ne? Kaip bet kas. Paimkime elektrinės statybą, mažiausiai 5 metų. Linijos statyba 4-6 metų. Lenkijoje linijos stato po 15 metų. Jeigu paimti didžiuosius projektus, tokius kaip, pavyzdžiui, Kruonio hidroakumuliacinė statyba, projekto trukmė 40 metų. Atrodo, visi stengiasi greitai darė, bet gavosi 40 metų vis tiek. Nes tai yra milžiniškos investicijos, tai yra daug sprendimų, daug svarstymų ir tas užtrunka. Tai elektros energetikos sistema tuo pasižymė, kad labai yra ilga laiko konstanta. Bet ką, kad tu sugalvoji, viską reikia dauginti iš daug metų ir tik tada tu tai turėsi. Kas reiškia, kad mes visą laiką turim galvoti į priekį. Ir netgi daug kas taip sako, kad elektros energetikos sektoriui 20 metai jau yra šiandien. Ir gyvenimas vyksta jau 10 metų į priekį.
nes viskas, ką tu turėsi 20 metais, dėl visko jau yra nuspręsta iki šiol. Bet ką tu šiandien nuspręsi, tas realizuosis tik po to. Tai yra tokie niuansai, kurie sukuria tam tikrą įtampą, kad tu negali labai greitai manevruoti. Tu turi pasirinkęs liniją reikia daryti. Tai va. Kodėl yra gerai jungtinės elektros sistemos? Kodėl mes nedarom, pavyzdžiui, vienos elektros sistemos, o čia 3 pastatų arba 1 pastatą? Todėl, kad tai sukuria galimybę naudoti didesnius generavimo šaltinius, didesniam kiekius skirtus, kurie yra ekonomiškesni automatiškai. Didesnis kiekis, masės ekonomija, turbūt žino šitą dalyką. Antras dalykas, kad mes galim geriau subalansuoti, arba to lygesnis yra vartojimo grafikas, nes yra skirtingi vartotojai. Tai įsivaizduojate, jeigu vienas turėtum vieną vartotoją ir jis atsikelia ryte ir ten įsijungia arbatinuką 8 valandą, tai mes turėtumėm su savo generatorium 8 valandą įjungti generatorių, jam pageneruoti tas 20 sekundžių ir vėl užgesinti, ne? Tai yra labai sudėtinga, nes tai pataikyti, reikia užkurti, reikia užgesinti, tas kainuoja atskirai dar papildom. Tuo tarpu, jeigu jų yra milijonas tų vartotojų, tai vienas įsijungs 8 valandą, kitas po 8-5, kitas tame tarpe ir bendrai paėmus kažkoks susidarys lygus grafikas, suma, nes visi nepataikys vienu metu įsijungti, ir ta suma leis mums generatorių laikyti nuolatos įjungti. Tada yra ekonomiška, nereikia saugavos, viskas lygu. Jeigu yra kažkokie svyravimai, tai tu tik jais turi pasirūpinti, tačiau neturi iš esmės junginėti visos vartojimo į. Dabar čia yra tradicinis mąstymas. Ne? Tai buvo daug metų. Industrinė revoliucija, pramonės revoliucija sukūrė prielaidas tokiam mąstymui. Dabar mes šiek tiek einam jau į kitą pusę ir kalbam apie decentralizuotą gamybą. Koks yra geriausias decentralizuotos gamybos pavyzdys? Saulės elektrinės stogo. Pavyzdžiui, ne? Savo name saulės elektrinės stogo vartojimas viduje namo. Viskas faina. Reikia paminėti, kad pas mus taip neveikia, nes saulės elektrinę stogą atiduoda į tinklą, kadangi tai yra labai gerai apmokama, o iš tinklo paimama taip. Bet jeigu galvoti apie tai, kad, pavyzdžiui, tinklai dingsta elektrą, tai taip, tai yra autonominė sistema, ne? Kur yra problema, kad saulė šviečia ne visada ir nebūtinai sutampa su vartojimo įpročiais, ne? Tai aišku, tada atsiranda tarpinė grandis, kuri yra būtina, tai yra energijos saugojimas. Ir va čia yra įdomi dalis, kadangi energijos saugojimas yra įmanomas, energijos kaupimas, kad taip reiktų sakyti, yra įmanomas, akumuliacija, bet jinai viso dabartiniam technologijom už suprantamą ir priimtiną kainą yra įmanoma tik labai mažam mastelį. Todėl namo sistema jau dabar galėtų veikti, turėtum turėti ten kažkur tai patalpą, kur sudėtum ten tų akumuliatorių eilę, jos užkrautų tą saulę paskutinį. Bet jeigu kalbėti apie didelę sistemą, tai tai dar neveikia dideliu masteliu. Ir todėl mes turime patogesnę filosofiją jungtinės sistemos, kada yra daug generatorių, daug vartotojų ir yra tik tai tada jau valdymo aspektas, kurį reikia užtikrinti. Netgi galim padėti kitom sistemom, kurios yra šalia. Ar suprantama? Ar per daug paprasta? Tarkime, kruonį panaudoti tokiai akumuliacijai nepakaktų? Galima, taip, prie to prieisim, iš tikrųjų diskusija šito vietoje bus įdomesnė, gal aš tada nelysiu dabar, o vėliau apie tai galėsim. Tai yra vienas iš būdų didelių mastelių tai daryti, tai yra hidroakumuliacija. Ir praktiškai kitų dar nėra išrasta. Ok. Tai ar žinote, kokios mes esame sistemos dalis? Mes kaip Lietuva. Ups. Žinot, ką reiškia ups? Čia yra angliškai terminai. Independent Power System, United Power System. Integrated Power System. Integruota jungtinė elektros energetikos sistema.
Ir yra dar kitas, čia nepaminėtas svarbus pavadinimas, tai yra Brelo žiedas. Žinot, kas yra Brelas? Tai yra tos šalys, kurios realiai dalyvauja toje sistemoje. Arba tos sistemos posistemiai, kur aš neturiu žemėlapio, neįdėjau reikėtų iš tikrųjų, kad aiškiai parodyti tą, bet tai yra Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija ir Lietuva. Dėl to dvigubą L. Brel. Eina žiedas, nuo Leningrado, praktiškai per Smolenską, per visas 3 Baltijos šalis. Dėl ko yra tai padaryta? Sistema IPS, UPS, IPS, UPS buvo projektuota kaip viena didelė sistema. Tai yra paėmė kažkas švarų lapą ir nupiešė sistemą. Bet čia yra šalis, bet tai mes padarysim joje. Čia bus generatoriai sistemingai išdėstyti, čia bus žiedai, kurie leis patikimumą užtikrinti, atšakos, vartojimas, pagal vartojimą išdėstyti, viskas buvo. Inžinieringas buvo darytas kaip kad nuo balto lapo. Ir tai turėjo savo privalumų, nes techniškai sistema yra labai stabili. Pas mus, pavyzdžiui, mes visiškai nežinom, kas yra blackoutas, arba visiškas totalinė sistemos avarija. Nors italai, amerikonai, skandinavai paskutinį kartą blackoutą matė 2004 metais. Labai rimta. Būdami progresyvūs vakariečiai, ne? Ir labai technologiškai pažengę. Tai va, čia yra sistemos architektūros dalykas. Ir dabar, jeigu mes kalbam apie Europos sistemą, UCTI, kuri dabar jau praktiškai pervadinta yra į kontinentinės Europos tinklą, tai UCTI sistema yra kurta iš segmentų. Tai yra vystėsi taip, pradžioje šalyje konkrečioje atsiranda sistema, vėliau tarp tų šalių atsirado sujungimai. Dabar dar tie sujungimai net nėra išvystyti iki tokio lygio, kad jos būtų pilnai integruotos. Visur yra sujungimo apribojimai. IPS, UPS buvo planuota kaip viena didelė sistema. Tai čia yra esminis skirtumas. Yra dar kitos sistemos, Skandinavija atskirai, kadangi, žinote, per vandenį negali sinchroniškai veikti. Kas dar yra, aš čia paminėtis, atsiprašau, sakiau, kad ne. Tai va, tai realiai Europoje daug yra kalbų apie tokią sąvoką kaip supergrid. Turbūt teko girdėti. Tai va, supergrid realybėje yra IPS UPS sistema. Tai yra didelės linijos, kurios leidžia transportuoti elektrą nuo vieno galo į kitą galą. Tai Europa irgi nori pasidaryti tokias linijas, kurios leistų ten skandinavišką hidroenergiją nuvežti iki Italijos, atitinkamai ten vokišką vėją transportuoti į pietinės šalis arba afrikiečių saulę, netgi kalbam ir apie Afrikos žemyną, atvežti iki Lenkijos tam, kad galėtumėm elektrą gaminti ten, kur ekonomiškai yra geriausia. Viena yra esminė taisyklė, į kurią remiantis projektuojama ateitis. Tai va, kalbėkime apie gamybą. Tai yra įvairios gamybos rūšys. Gali būti šiluminė elektrinė, gali būti atominė elektrinė, gali būti geoterminė elektrinė, gali būti hidroelektrinė, gali būti hidroakumuliacinė elektrinė, gali būti netgi potvinių ar bangų elektrinės, kur dabar jau pirmieji atsiranda pilotiniai projektai pasaulyje. Gali būti vėjo elektrinė, vėjo jėgainė, taip vadinama, ir saulės. Ir tokios, kurios jau praktiškai yra naudojamos, išskyrus bangų, gal, kuri dar komerciškai pilnai nėra naudojama. Visos kitos yra jau komerciškai pilnai naudojama. Tai šiluminė elektrinė yra klasikinis modelis. Pats labiausiai išplėtotas ir geriausiai žinomas. Tai čia yra viena bloko schema, kur pakankamai daug linijų, bet jeigu paprastai kalbant, mes turime katilą, esminė dalis, ir turime turbiną. Ir turime generatorių. Tai yra trys pakopos.
katile yra deginamas kuras, degdamas jisai kuria šiluminę energiją, šiluminė energija kaitina vandenį, esantį vamzdželius, o čia tokių vamzdelių daug. Tas vanduo virsta garu. Garas tada dedamas į turbiną, eidamas per turbiną garas suka turbiną, jisai tą šiluminę energiją verčia mechaninę energiją. Čia yra fizika visiška, ne? Labai primityviai. Atitinkamai mechaninė energija suka generatorių. Generatorius kertasi magnetiniai laukai, sukuria elektros daleles, kurios juda ir iškeliauja į tinklą. Tai labai primityviai. Garas išėjęs iš turbinos yra kondensuojamas, jis jau yra praradęs savo jėgą, verčiamas atgal vandeniu ir dedamas atgal į katilą. Tai yra uždaras ciklas. Čia yra dujos arba mazutas, gali būti, jeigu konkrečiai apie šitą įrenginį kalbėti, kaip kuris. Jis per degiklius yra parduotas. Na ir aišku, nuo degimo atsiranda išmetimo dūmai arba dujos išmetimo, kurios yra apvalomos, jos netgi pašildo kurą, kadangi yra karštos, ir per filtrą dalelių išeina į kaminą. Ir tokia yra schema pagrindinė. Šiluminė. Dabar šiluminės elektrinės gali įvairių rūšių kurą naudoti. Kokį mes žinome kurą gali naudoti? Nafta, anglis, arba mazutas, naftos produktas, ar ne? Kokie dar? Dujos, smegis. Tai va, visi tie kurai nėra tokia esmė, kuris kuras, nes visi jie va čia va tik prasideda ir užsibaigia. Schema yra ta pati. Degimo procesas, kaitina vandenį, verčia garu, garas suka turbiną, turbina suka generatorių. Šita dalis, kad turi būti sukamas generatorius, yra universali visiškai visom gamybos rūšim. Net ir vėjo jėgainėje yra sukamas generatorius. O saulės? Teisingai, saulės generatorius nėra sukamas. Visom įprastinėm. Saulė jau yra kitų principų, daugiau cheminės reakcijos principų paremta. Tai be abejo, saulė jau įveda naują dimensiją iš to gyvenimo. Nors dar yra saulės jėgainės, kurios veikia ir tokių principų. Tai yra kaitinimo principų. Ispanijoje berods yra viena gera jėgainė, kuri kainuoja milžiniškus pinigus, bet kur veidrodžių pagalba yra sutelkta visa saulės energija į vieną tašką, o tame taške yra kaitinamas vanduo, kuris virsta garu, garas suka turbiną, turbina suka generatorių. Visiškai klasikinis pavyzdys, tiesiog pagrindinis. Tai va, čia trumpai yra pasakyta, kiek kokia kokia energijos rūšis, kiek turi savyje elektros, kuro rūšis turi savyje elektros energijos, tai mazutas, dujos ir anglis palyginta, matot, mazutas turi daugiausiai, tona mazuto turi daugiausiai savyje energijos, tačiau visos jos yra skirtingos ir jų pasirinkimas dažniausiai priklauso nuo kelių dalykų. Pirmas, kaina, antras, galimybė transportuoti, nes dujos keliauja vamzdžiais, mazutas gali keliauti vamzdžiais, tačiau dažniausiai yra sandėliuojamas vietoje ir atvežamas, pavyzdžiui, traukiniais, cisternom, kaip yra elektrėnuose. Anglis vėlgi turi savų aspektų, anglis atvežama irgi dažniausiai geležinkelių. Tai jeigu kalbėti apie patogumą, tai be abejo dujos yra patogiausia, nes jeigu turi vamzdį, tai yra labai švaru. Mazutas ir anglis ypač yra pakankamai taršus kuras. Tai jeigu žiūrėti istoriškai, tai buvo nusisukta nuo anglies ir mazuto vien dėl to, kad labai taršu yra. Daug anglies dvideginio generuoja, atitinkamai neatitinka naujų ambicijų mūsų visų būti švaresniem, žalesniem. O kodėl jūs sakot, buvo nusisukta nuo anglies? Kažkaip taip nusisuko, ar Lenkai kankina, ar jie nusisuko? Jo, tai gal daugiau strategiškai yra. Tai yra, kad buvo pasakyta, kad kai mes žiūrim į ateitį, tai yra žalia energetika, praeitis yra ruda energetika, juoda energetika. Tai aišku, kad de facto, toj pačioj Lenkijoje dar šiandien dienai ir dar daug metų į priekį 90% energijos yra generuojama naudojant anglį.
Nes tai jau yra sukurta infrastruktūra, pastatytos elektrinės, tai jau yra, kas yra dar svarbiau, kad tai yra vietinis kuras. Lenkijoje gal, nežinau, milijonas žmonių dirba anglies pramonę. Kasdami ją, ruoždami ir degindami. Tai aišku, kad paimti taip išjungti šitą daiktą nėra įmanoma. Nors Europa yra pasakius, mes norime sumažinti CO2 išmetimus, mes norime naudoti daugiau atsinaujinančių šaltinių. Politiškai. Tai dabar ta politika šiek tiek susvyravo, kadangi ekonomika pradėjo reikštis labiau negu politika. Nepasakė, reikia už tai susimokėti, ar turim pinigų. Ir čia yra įvairios diagramos vaizduojančios naudingumo koeficientą įvairių blokų. Čia konkrečiai imta yra iš elektrėnų. Esmė, kad garo parametrams kintant, garas kaista, šitą vietą užverda, perkaitinamas yra vėl atvėsta, vėl perkaitinamas, jisai formuoja naudingumo koeficiento kreivas. Čia ką reikia pamatyti, kombinuoto ciklo blokas, apie kurį dar kalbėsiu, tai yra naujas blokas, kurį pabaigėm statyti, tai yra dvi turbinos. Čia yra garo turbina, čia yra dujų turbina. Apie tai kalbėsiu. Čia yra tik garo turbinos ir naujų blokų. Skiriasi charakteristikos, dėl to, pavyzdžiui, dėl šitos dalies mažasis blokas yra mažiau efektyvus negu didysis, kadangi šitoje vietoje jis irgi sukuria naudingą energiją. Tuo tarpu mažajam čia yra daugiau kaip pereinamasis režimas, kurio metu naudingos energijos nesukuria. Garo turbina, pjūvis, realiai yra 3 slėgio zonos, aukšto slėgio zona, vidutinio slėgio zona ir žemės slėgio zona. Visos jos dadeda po truputį energijos, kuri suka turbiną, besisukdamos į generatorių dar daugiau mechaninis energijos. Čia pavyzdys išimtas yra žemo slėgio cilindro rotorius. Čia skalė nelabai suvokim, bet kažkur tai kokie 4 metrai diametras. Čia elektrėnų sala? Jo. Čia yra vienas iš didžiųjų blokų išimtų. Ir matote, yra laipsniai atskiri, juose yra mentelės. Mentelės yra kaip lėktuvo sparno formos. Karės eitamas garas verčia jas suktis. Ir keli laipsniai išėlės, aplinkui ją eina kaip cilindras vadinamas, atgaubtas. Ten tarpai yra nedideli ir kada tas garas ateina tenais, jis nori, nenori, turi sukti tą, nes jis neturi kur dėtis. Ir atitinkamai suka mažesnė, paskui didesnė, paskui dar didesnė ir išnaudojama yra maksimaliai ta garo energija. Čia yra kombinuoto ciklo blokas, naujas blokas, nauja technologija. Kuo jisai skiriasi? Kaip sakiau, yra dvi turbinos. Dujų turbina ir garo turbina. Dujų turbina tai yra lėktuvo variklis. Standartinis lėktuvo variklis, kuomet paduodami yra degikliais kuras, jisai sprogsta, dega ir jau viduje yra mentelės, kurios suka rotorių. Nuo to degimo, fakelo, jis jau pradeda suktis, tada tas daiktas visas degantis oras, degančios dujos, karštos, eina į katilą, kuris netgi mes jo nedavadinam tradicinai vardu katilas, nes jame degimas pats nevyksta, jau čia tik tai liepsna yra ateinanti ir labai karštas oras iš dujų turbinos, todėl jis vadinasi garo generatorius. Jame yra vamzdeliai tie patys su vandeniu, kuris užkaitinamas virsta garu ir keliauja į garo turbiną. Tai dujų turbinoje jau pradedamas sukimo darbas, per vidurį yra generatorius, jau jis pradeda suktis, atėjęs garas dar suka. Reiškia, dar suka, tada, aišku, iš jo išeina, kondensuojasi, vėl grįžta čionais, tradicinis kaip ir dalykas. Tai esmė kame, kadangi yra dvi turbinos, kurios įdarbinamos, tačiau kuro padavimas yra toks pats, tai yra per vieną turbiną, efektyvumas yra maždaug trečdaliu didesnis negu tradicinės garo turbinos.
Ir tai yra esminis kombinuoto ciklo privalumas. Dėl to ir pavadinta kombinuotas ciklas, nes ne vien tik tai gariniam cikle yra generuojama energija, bet ir dujų cikle. Tai koks elektrėnų 9 bloko naudingumas ir palyginus su senesniais blokais? Tai naujo bloko yra 58%, vidutinis, sakysim, tai senųjų blokų yra tarp praktiškai 32 ir 38, priklausomai nuo konfiguracijos. Didesni blokai efektyvesni, mažesni. Taip galite įsivaizduoti. Tai 35 ir beveik 60, tai netgi daugiau negu trečdalis. Tai yra ženklus žingsnis į priekį. Čia šitą daugmaž ir papasakojau. Čia yra generatoriai pavaizduoti senųjų blokų, kad įsivaizduot kokio jie yra dydžio, tikrai masyvūs įrenginiai. Ir seniai jau dabar. Iš generatoriaus elektra keliauja į transformatorių, nes reikia ją įtampą sukelti. Tai kai mes gaminam elektrą, tai mes gaminam ją pakankamai žemos įtampos. Pasižiūrėti, atrodo, čia net yra konkrečiai kažkur įvardinta. Čia nėra, pasakyti įtampą, ir žinočiau. Čia nelabai matyti iš tikrųjų. Bet apie 30 kV. Bet, kaip ir kalbėjom, tam, kad ją transportuoti be nuostolių ir tolimais atstumais arba mažesniais nuostoliais, tai nuostolių neįmanoma, bet mažesniais nuostoliais turi pakelti įtampą. Tai yra pakeliama įtampa iki 330 kV, konkrečiai transformatorius lyginė yra 355 ir duodama į aukštos įtampos laidais, perduodama į skirstyklą. Čia skirstyklos fragmentas. Iš skirstyklos, tai reiškia, jau tada nukreipiama į įvairias vietas. Konkrečiai iš elektrėnų skirstyklos aukštos įtampos yra 6 netgi žinios. Tai yra labai toksai, svarbus mazgas sistema. Į įvairias pusės netgi. Skirstykla yra gana didelė, sudėtingas įrenginys. Tai va, tai apie šiluminę mes jau pakalbėjom, apie ką dar galim pakalbėti, tai apie hidroakumuliacinę ir hidroelektrinę, kurias mes patys turime savo įmonėje, tai elektrėnus aš jau paliečiau. Bendrai elektrėnuose kas yra, tai yra senųjų blokų instaliuota galia 1800 MW, naujo bloko 450. Tų pajėgumų yra daugiau negu kad reikia mūsų šaliai, bet dėl ekonominių priežasčių, tai dėl kuro kainos ir efektyvumo žemo, yra gaminama apie 15–20% elektros energijos, kurią šalis suvartoja. Kartais ir mažiau, priklausomai nuo situacijų. Kauno hidroelektrinė, tai aišku, yra didžiausia hidroelektrinė Lietuvoje, tačiau Lietuvoje nėra daug hidroelektrinių, mes nesame hidroelektrinių šalis. Atrodo, upių turim nemažai, bet ir dėl to, kad aplinkosaugos aspektų kaip ir nėra skatinama tas. Ir kita vertus, mes neturime kalnų, kurie leistų išnaudoti aukščių skirtumus, leistų užtvenkti upės ir taip toliau. Tai visa, bet kokias hidroenergetikos vystymas yra pakankamai techniškai sudėtingas. Kaip įsivaizduoju, Kauno marių užliejimus, ne? Tai 50 metais tai dar buvo galima įsivaizduoti, kadangi buvo vienas politinė sistema, kuri demokratijos turėjo savyje nedaug. Pasakyta buvo žmonėm, įsikraustysit, gausit kompensaciją, čia bus marios. Pabandykit jūs dabar įsivaizduoti, kur nors užtvenkti privačios žemės 500 hektarų ar 1000. Ar tai būtų įmanoma? Greičiausiai, kad ne. Jeigu būtų įmanoma, tai kainuotų žiaurius pinigus. Parašyta trečiam punkte, kad galios rezervavimo šaltinis, jinai dalyvauja pirminiam reguliavimui hidroelektrinį? Gali dalyvauti. Su pirminiu reguliavimu Lietuvoje yra šiek tiek specifinė situacija.
nes pirminis reguliavimas pagrinde atliekamas sistemos sąskaita. Tai yra Brelo žiedo sąskaita. Kaunas dažniausiai dalyvauja antriniam rezervui, tai yra tas jau reguliavime kiekių. Pirminis reguliavimas, galima sakyti, yra dažnio įtampos reguliavimas. Tai tas yra atliekama sistemos pagalba kaimininių sistemų, galima taip sakyti. Jeigu būtų konkrečiai nuostata naudoti Kauną, tai taip galėtų, nes reagavimo laikas yra labai greitas, pakankamas. Tai veikiantis agregatas jis galėtų pirminį reguliavimą, taip pačiai kaip bet kuris kitas veikiantis agregatas. Bet, sakau, specifika dabar yra tokia sistemos, kad daug labai pirminio reguliavimo, ar praktiškai visas jisai yra gaunamas iš didžiosios sistemos, iš Brelo žiedo. Tai galim klausti, kas ten vertinime šią vasarą vyko, kad Nemuno vanduo seko, ten kažkas apie hidroelektrinę buvo kalbama. Jo, tai iš tikrųjų Baltarusijoje prie Gardino yra dabar jau pastatyta elektrinė hidro ir tuo metu, čia matyt Liepos gale rugpjūčio mėnesį, buvo pildomas baseinas jos, užtvanka ir dėl to buvo labai mažai debito Nemune. Dabar jau tas yra pabaigta ir debitas atsistatinėja. O kokios galios neteko turėti? Nedidelė 17 MW. Pakankamai mažai. Dėl to Nemunas veikia. Vis tiek tokiam kiekiu jau turėjo sukelti lygį vandens ir padidinti baseiną. Ir jisai nėra didelis, Kaunas, sakysim, yra instaliuota galia 100 MW, bet vis tiek reikia pripildyti baseiną. Tai aišku, elektrinė yra pratekamojo tipo, ne akumuliacinė, tai tas kaip ir ilgalaikė prasme neturėtų turėti efekto, bet tuo metu, kai buvo statoma ir užtvankta, užpildymui buvo prisuktas vanduo. Kruonis ir Kaunas jautė tą debito mažėjimą? Kaunas visiškai taip, nes dar dabar netgi nėra pilnai atsistatę. Tai aišku, ir metai yra sausesni gal negu įprastai, bet tuo metu, kai buvo pildomas, tai buvo momentų, kada lygis vandens ir debito lygis buvo žemiau kritinės ribos. Tai žinau, tos sanitarinės ribos, aplinkos sauginės. Tai tikrai jautėm ir tikrai praradom dalį galimų pajamų. Nebuvom labai patenkinti, bet kaip žinia, su tais kaimynais nelabai galim susitarti, tai reikia dantis sukandus skaitėti. Ok, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Oficialiai statyba pradėta 78 metais, užbaigta 2000-aisiais. Tai matot, kiek užtrunka pati statyba. Kaip minėjau, pats projekto dėliojimas, finansavimo užtikrinimas dar užtruko prieš tai, apie 20 metų. Iš eilės buvo pastatyti 4 agregatai, projektinis sprendinys yra 8 agregatai. 4, dėl ko pastatyti, dėl to, kad įvykus politikos pasikeitimui, žaliųjų judėjimas sustabdė tolimesnę statybą. Aišku, gal nebūtų jie bet kuriuo atveju 8 pastatyti, kadangi jau baigėsi ir tas ekonominis bendradarbiavimas su Tarybų sąjunga, tačiau be abejo bent 1 arba 2 būtų buvę pastatyti, bet žalieji kažkodėl sugalvojo, kad yra blogai. Nors ironiška iš tikrųjų, už tai, kad tai yra atsinaujinantis reikalas. Tai net kaip ir galim sakyti, ne visai ten pataikė, bet jo, tada buvo gal daugiau protestas prieš pačią santvarką, negu kad dėl kažkokių tai konkrečių aplinkosauginių dalykų. Bet kuriuo atveju mes turim 900 MW instaliuotus, 4 agregatai po 225. Ir kada buvo statyta elektrinė, tai labai buvo paprastas matymas, kad tai yra visų pirma dviem tikslais. Konversijai arba transformacijai energijos tarp dienos ir nakties, kadangi mes šalia turėjome Ignalinos atominę elektrinę ir atitinkamai atominės elektrinės turi tą aspektą, kad jos turi nuolatos gaminti tą patį kiekį, jos negali kaitalioti savo gamybos labai stipriai. Gali šiek tiek, bet labai siauram diapazone. Tai jeigu imti vartojimą, dienos ir nakties, jisai skiriasi apie 1,5 karto, tai atominė gamindavo visą laiką kažkur per vidurį. Tai yra
naktį šiek tiek per daug, lyginant su vartojimu, dieną šiek tiek per mažai. Tai va šiek tiek per daug ir šiek tiek per mažai buvo kompensuojama kruoniu. Naktį tas šiek tiek per daug yra sudedamas į baseiną, naudojant tą elektros energiją siurbliams sukti ir kelti vandenį į viršų. Dienągi, kada trūksta, tas vanduo paleidžiamas žemyn, jis suka turbinas ir generuoja elektros energiją. Labai paprasta ir genialu. Antras dalykas, kam buvo kruonis naudojamas, tai yra automatinis rezervas buvo Ignalinai. Jeigu atominė elektrinė dėl kažkokių priežasčių avarinių būdų atsijunginėja, iš karto leidžiasi kruonis ir tokiu būdu užtikrinama, kad nesutriktų elektros tiekimas. Tas balanso dalykas, apie kurį kalbėjome. Didelis generatorius, jeigu išsijungia, tai jeigu nieks neįsijungs tuo pat metu arba labai greitai, tai greičiausiai ir sistema užgesų. Nes disbalansas, tos svarstyklės taiga persivers ir nugrius. O tada jau jas atgal ir kelti yra labai sunku. Jau tada reikia viską pradėti nuo mažų kaladėlių ir krauti po truputį, kad ją atstatyti sistemą. Pati sistema, kaip viena didelė sistema, neįsijungia taip pat, kaip su jungiku. Ten reikia po truputį kelti viską. Užsiminėte apie tą sugrįdumą. Gal galėtumėt tuomet papasakoti, kaip kruonis dalyvautų tame atstatyme nuo pat pradžių, koks yra scenarijus? Jo, tai atstatymo scenarijus Lietuvoje yra paremtas Kruoniu ir Kaunu. Tai yra dviem hidroelektrinėm. Dėl ko? Dėl to, kad hidroelektriniai labai reikia nedaug elektros, kad čia labai skambės keistai, bet reikia nedaug elektros, kad pradėti elektros gamybos procesą. Savom reikmėm. Tai tiek vienoje, tiek kitoje elektrinėje tą galima užtikrinti dyzeliniais generatoriais. Pavyzdžiui, Elektrėnuose mes neturim tiek dyzelinių generatorių, kad užkurti, kai yra sudėtinga. Tada jinai pati savęs negali pakelti. Tai tam ir yra kruonis, kuris jį dyzelį užkuri, tada jisai duoda elektros Elektrėnam, Elektrėnai pasikelia ir pradeda gaminti. Tai po truputį yra renkama, kaip vadina, renkama sistema. Tai yra prijungiama vis daugiau ir daugiau vartotojų, didėjant gamybą. Ir tokiu būdu atstatome. Po truputį, ne tai, kad, nes kaip paprastai, išsijungus, tu turi išardyti sistemą tada, atjungti atskiras jos dalis vartojimo ir paskui pradėti nuo vieno generatorius, aplink jį sujungti, tada jau, kai jis pasikelia, susibalansuoja dar prijungti ir galų gale atstatyti visą sistemą. Tai yra pakankamai ilgas procesas. Kiek laiko užtruktų? Aš sakyčiau, kadangi nebandėm tiksliai nežinom, bet pats užkūrimas užtrunka keletą valandų. Turbūt kokias 5-6 valandas, ką mes darom testuodami, nes mes testuojam kartais šios režimus. Bet jeigu eiti nuo visiško blekauto iki pilno sistemos veikimo, tai gal ir para laiko užtrukti, kol viskas įsivažiuotų. Pasakykit, iš kur tie didieji nuostoliai tada ateina? Įvertinta, kad apie 500-700 milijonų litų Lietuva patirtų nuostolių. Iš kur tie nuostoliai ateina? Sustotų gyvenimą. Ekonomikas, tai nepagamintų kiek Kasos aparatai neveiktų. Tai vien pramoniai, ne, bet mažiai kaip. Kiek jie negautų elektros, kiek jie nepagamintų produkcijos. Aš neatsimenu, kiek yra mažiai ir apyvarta. Bet, sakysim, apyvarta per metus yra keli milijardai, ne 5 milijardai. Tai šiaip geriau 3,5 milijardo, reiškia, kiekvieną dieną, kiek gaunasi po 100 milijonų, ne? 2 dienas neprastovėtų 100 milijonų. Negautų pajamų. Tai yra nuostolis, nes tu to nepadarai. Atitinkamai bet kurioje srityje. Įsijungtų, sustotų gyvenimas ir nebūtų generuojamas vidaus produktas. Čia labai lengva paskaičiuoti, galima paimti įmonių reitingą, kur skelbia didžiausių, pažiūrėti apyvartos, padalinti iš metų intelektą. Galų gale ir pati elektros gamyba negeneruotų. Tai irgi daug. Tai va, tai... Kiek valandas Rusijoj, tai minėjo, kad labai mažai Europai tokių kruonių yra ir kitų šalių energetikai labai pavydė Lietuvai, kad mes tokį dalyką turim. Jo, yra tiesa, ypač šitam regione nėra daug. Artimiausia yra Rusijoje arba Lenkijoje yra keletas. Labiau išvystyta yra
kalnų vietovėse, jos yra šiek tiek kitokio tipo. Kruonis yra vadinamas žemo slėgių skirtumo arba mažo slėgių skirtumo, yra 100 metrų tarp apatinio baseino ir viršutinio baseino. Ten jeigu imti Šveicariją, Austriją, Vokietiją, kur yra daug kalnuotose vietovėse tokių agregatų įrengta, tai yra iki kilometro skirtumas. Tai yra tokio dydžio irgi yra nedaug, nes jis yra pakankamai didelis. Ten būna paprastai 1-2 agregatai, galbūt 200 MW. Kito tipo turbinos. Jo, ir pati turbina. Čia yra didelės turbinos, nes kaip ir slėgis yra nedidelis. Tai tam, kad sukurti pakankamai jėgos, tu turi daug vandens. Tai jeigu žiūrėti kokią šveicarišką, tai ten vamzdis bus ženkliai mažesnis ir pats agregatas ženkliai mažesnis. Bet jo, ir galia bus mažesnis. Tai va, tai ką Kruonis veikia, tai kaip jau ir pusė papasakojau, tai yra naktinę transformuoja į dieninę, tai reguliuoja netolygumus. Vėlgi tą, ką sakiau, kad bet kurio momentu turi sutampti gamyba ir vartojimas. Jeigu nesutampa, tai Kruonis idealiai gali pritaikyti, nes labai greitai keičia savo gamybą ir kas dar įdomu, gali keisti ir į tą pusę ir į tą. Ne? Tai gali išimti elektros perteklių į sistemą susiurbdamas į viršų vandenį, gali paduoti papildomą elektros į sistemą generuoti. Yra svarbus momentas ir pavyzdžiui, Vokietijoje, teko man pačiam būti elektriniai, kur jie visiškai iš šito gyvena ir net iki tokio lygio, kad tam, kad galėtų labai staigiai reguliuoti į viršų ir žemyn, jie turi 2 agregatus, kuris vienas siurbia, o kitas generuoja tuo pat metu. Reiškia, vanduo sukasi aplinkui. Atrodo kvaila, kam tą daryti. Tačiau tai reiškia, kad jie turi žymiai platesnį arba dvigubai platesnį reguliavimo diapazoną. Nes jie gali vienu metu vieną agregatą, jie būtų veikia ant pusės pajėgumo. Reiškia, imkim pavyzdį, 100 MW yra agregatas, vienas ir kitas, abu veikia 50, vienas 50 generuoja, kitas 50 siurbia. Ir jeigu sistemoje staiga susidaro perteklius, tai staiga jisai gali vienas labai greitai nusileisti iki 0, reiškia, jau 50 MW sumažėja generacija, kitas, kuris siurbia, staiga pradėjo siurbti 100. Ir jau tų 100 pasiekia 100 MW delta per sekundės. Tuo tarpu, jeigu vieną agregatą tik naudotum, tai jo paleidimas tau užtruktų, Kruonio paleidimas 2 minutės užtruktų. Bet sistemai tai yra per ilgai. Sistema nori kažko per 15 sekundžių, per 10 sekundžių. Tai nėra pats pirminis reguliavimas, bet tai yra tas greitasis reguliavimas. Ir tokiu būdu jie veikia, atitinkamai, jeigu tau reiks staiga daugiau generuoti, tai tu siurblį sumažini iki 0, generatorių užkeli iki 100. Ir vėlgi pasieki 100 MW skirtumą. Tai tas yra stipriai išvystyta būtent Europoje. Kruonyje tai teko kada daryti? Ne. Susidaro tokios rinkos sąlygos? Pas mus nesusidaro tokios būtinybės, nes, kaip sakiau, daug reguliavimo atliekama per Brelo žiedą. O veikiant kontinentinį sistemą, tai galbūt ir... Tai mes turėtumėm būtent taip ir veikti. Tada jau būtų poreikis tam daugiau reguliavimo, ką mes ir kalbam, kada mes kalbam apie naują agregatą, kai kurie iš jūsų buvote pristatymę konferencijoje, tai būtent tas ir yra esmė, kad kada mes būsim kontinentinėje Europos sistemoje, mes patys reguliuosimės ir būsim atsakingi už tai. Čia jau yra tas įrankis, kur mes galėsim naudoti. Galim būti dėl to laimingi. Ok. Tai dar tokie faktai. 303 hektarai aukštutinis baseinas, toksai kubilas, ar ne? Teko būti. Turbūt daug kam, nežinau, kas nebuvo, tai tikrai apsilankyti, nes yra galima ekskursijose sudalyvauti, bet tai yra unikalus inžinerinis statinys. Vien perimetras yra apie 7 km. 48 milijonai kubinių metrų. Tai yra viršuje. Vienas vamzdis yra nepilnas kilometras ilgio, vidaus diametras 7,5 metrų. Tai tie, kas buvote, ar buvote įlindę į vamzdį. Susiorganizuokite kažkada, kada įvyksta remontas, galima įlysti į vamzdį. Pavyzdžiui, šiuo metu yra vienas nudrenuotas, paprastai būna chronologiškai, bet mes bent per metus
2 kartus turime nudrenuotą vandens. O kiek laiko vyks dabar tas planas? Apie mėnesį laiko. 20 dienų. Reikia labai staigiai organizuoti. Tai jeigu turi tokią pageidavimą, manau, kad galim drąsiai net ir, dabar neatsimenu, kada baigėsi paraiška remonto, bet man atrodo kitą savaitę bus. Tai jeigu jūs susiorganizuosit, parašykite e-mailą, aš tada paprašysiu, kad priimtų. Įlendi per tokią nedidelę skylutę, per agregatą praktiškai pereina ir išeini vamzdį. Ir gali eiti į viršų kaip viršinimas. Visiškoj tamsoj. Tai tas, kas klaustrofobiškas, tam nereiktų eiti, nes tada žmonės panikuoja. Geras nusmus įmonės, to vamzdžių ir žinai, kad ten viršus kalbas. Netgi toksai, kad kai nueini prie pat uždurio, už vartų, ten yra 2 gubi vartai, aišku, ten yra saugumas padarytas pakankamas, bet toks, jauti, kad ten tas vanduo toksai, neatspengimas iš jo, toksai, kad ten yra daug masės. Tai va, tam, kad įsivaizduot, kas būtų, jeigu staiga atsidarytų tie vartai, tai debetas turbinos vežiniai yra daugiau negu Nemuno debetas. Nemuno debetas yra 160 kubinių metrų per sekundę, čia yra 226. Tai Nemunas sukištas į vandenį. Tai jeigu visi 4 agregatai veikia, tai tada 4 Nemunai. Arba kai laužia viršų, arba leidžiasi žemyn. Vienoje vietoje. Taip, čia daugiau palyginimų, bet manau, gana įspūdingai. Taip pat yra kitos elektrinės Lietuvoje, tai dažniausiai didžiuosiuose miestuose yra vadinamas termofikacinės elektrinės, tai yra, kurios gamina šilumos energiją centriniam šildymui ir šalia to gamina elektros energiją. Tai termofikacijų elektrinių tai yra pagrindinis privalumas, kad jas 2 energijos rūšis gamina vienu metu, dėl to jų efektyvumas gali tradicinių, tokių kaip Vilnių yra gal 80% siekti, modernių iki 90 kelių procentų. Jeigu elektrėnų kombinuotų tam 2 ciklą, tai būtų ir šilumą gamintų miestui, tai kiek pakiltų? Būtų arti 90%. Nes Rygoje yra tokia turbina, skiriasi, pas mus yra 1 velino, ten yra 2 velinų, bet su termofikacija yra, aš sakyčiau, kokie 87–89%. O efektyvumas tada elektros energijai gaminti nukrenta? Šiek tiek nukrenta. Jau jisai tikrai nebūna neišdirbamas tai ne 58, galbūt būtų apie 50 kelis. Jo, tai reiškia, tu šiek tiek prarandi to vietoje, bet tu gauni šilumos energiją, kuri šalia to pagaminama. Tai be abejo, tai yra privalumas, jeigu turi gerą šilumos vartojimą. Tai vat Vilniui, Kaune, Klaipėdoj, kur yra daug šilumos vartojimo, dėl to yra ir pastatytos termofikacinės. Kas yra labai dar svarbu suvokti šitoje vietoje, kad šilumos vartojimas turi būti ir nuolatinis, arba kiek galima ilgesnį laiką, nes šilumos vartojimas žiemą ir vasarą labai skiriasi. Kelis kartus iki 10 kartų. Tai paprastai, kai projektuojama yra kogeneracija arba termofikacija, modernus pavadinimas yra kogeneracija, tai yra 2 energijos rūšių generacija vienu metu, tai yra žiūrima į tą nuolatinį bazinį kiekį. Tas kiekis, kuris visus metus bus reikalingas. Tai pagal tai yra statoma, nes kitaip tu tada žiemą dirbtum, o vasarą nedirbtum, atitinkamai mažiau būtų grąžos. Tai čia tokie yra aspektai. Labai ilgai ties generacija užsibuvom. Dar gal greitas klausimas. Elektrėnuos naujam blokė šilumos gamybai jo nenaudoja. Ne. Tai čia dėl tų kelių procentų skirtumo labiau apsimoka statyti naują katilinę? Ne. Ten jau yra lokalus sprendinys šiek tiek kitoks, nes jisai technologiškai naujas blokas yra kondensacinio tipo, tai yra tik vienai energijos rūšiai elektrika. Galima būtų perprojektuoti jį ir perstatyti ant kogeneracijos, tai kainuotų, aišku, daug pinigų. Sprendimas jau buvo priimtas statyti kondensaciją, nes visi galvoja, kad labai reikės daug gaminti elektrėnus. Tuo metu taip atrodė. O čia tas projektavimas į ateitį, kas mums šiandien atrodo, nebūtinai taip ir atsitiks. Tai buvo galvojama, kad veiks tuo pat metu senieji blokai ir naujasis blokas, dėl to naujajam tik tai elektra.
Tai nėra blogai iš principo, nes mes matome, kad su nauju bloku mes gerai užtikrinam bendrą balansą, tai yra žiemą gamina termofikacinės, kuomet reikia daug šilumos, o vasarą gamina naujas blokas, elektrą. Tuo tarpu elektrėnų poreikis pačių, kaip šildymo, yra labai nedidelis. Palyginus prie to bloko pajėgumo, jeigu jisai būtų kogeneracinis, tai vis tiek mes ten tik panaudotum labai mažą dalį tos energijos. Tai mes vietoj to pastatom katilinę nedidelę tam, kad užtikrinti šilumos gamybą. Nes kur yra bėda, jeigu tu priklausomas esi nuo to didelio bloko tam, kad tiekti šilumą elektrėnam, nedidelį kiekį, tu vis tiek turi jį nuolatos sukti. Ir tai yra labai brangu. Kai, čia senais laikais, kai elektrėnų elektrinė veikia, tai berods dar šiltnamių šildė. Jo, tai dabar taip yra. Dabar jo. Kitaviškių gausa vadinasi, arba kitaviškių šiltnamiai, tai yra vienintelė dar žiemą veikianti šiltnamiai Lietuvoje. Mes vis dar jiem teikiam šilumą, kaip yra praktiškai trečdalio šilumos klientas, pagamintas elektrėnas. Tai taip pačiai, kada pastatysim biokuro katilinę, jie irgi bus klientai, jeigu dirbs. O tai jie gal prisideda kaip nors savo lėšomis prie statybos, tuomet, jeigu jie yra suinteresuoti šilumos teikimu? Jie tik tai prisideda sumokėdami už šilumą. Prie statybos yra labai sunku prisidėti, dabar ta situacija nėra labai gerai. Buvo iš tikrųjų svarstoma, kad galbūt pastatyti atskirai tenais, mažesnę elektrinį katilinę, kad tik jiems būtų, bet be abejo, kadangi mes surenkam daug vartotojų į vieną krūvą, tai yra pigiau pastatyti vienoje centralizuotai reikia. Ok, tai judant toliau, perdavimas. Tai kaip sakiau, perdavimas yra aukštos įtampos, pas mus yra du lygiai, 330 kV ir 110 kV. Tai va čia yra perdavimo sritis. Perdavimo sistemos operatorius yra Litgrid, turbūt žinot. Nežinau, ar teko būti dispečeriniam centre, jeigu neteko, tai tada pasiorganizuoti. Ne, jis yra Vilniuje, jis yra Juozapavičiaus gatvėje. Tai neiškėlė to. Ne, ta prasme, jau Litgridas dabar kaip ir yra atskiras trečias paketas energetikos Europos reglamentuoja, kad gamintojai turi būti atskirti nuo perdavimo sistemos. Tai netgi ir nuosavybės prasme dabar jau esame atskirti, generatoriai ir skirstomasis tinklas priklauso ūkio ministerijai, o perdavimo tinklas priklauso energetikos ministerijai. Tokiu būdu yra užtikrinamas perdavimo sistemos operatoriaus nepriklausomumas. Jisai, pas mus, aišku, maža šalis nėra daug gamintojų, bet šiaip esmė tokia, kad operatorius perdavimo sistemos turi būti nešališkas visų gamintojų atžvilgių. Ir visus prileisti prie savo tinklo, visiems teikti vienodas paslaugas. Taip ir yra. Tai va, Litgridas, jie užsiima sistemos operatyviniu valdymu, dispečeriniu valdymu. Taip pat jie yra atsakingi už strateginius jungčių projektus. Tai yra svarbios operatorius funkcijos. Nordbaltas jungtis su Švedija ir Litpolinkis jungtis su Lenkija. Litgridas taip pat atsakingas už integraciją su Europos kontinentinė sistema. Rengia studijas ir vėliau realizuosi. Čia yra visa įrengtoji galia Lietuvoje. Bendrai paėmus tikrai turim daug, 4 gigavatus, bet aišku, kad neturim tos konkurencingos generacijos, arba turim juos nedaug. Tai jeigu taip kalbėti, tai praktiškai tik tai šito yra Kauno ir Kruonio hidroelektrinės, hidroakumuliacinės yra nesubsidijuojamos. O kai, tarkime, dalyvaus Kruonis jau, kai bus kontinentinis Europos tinkluose, Kruonis dalyvaus tame rezervio balansavimo siurbio pusryčius ar neleidžia, bet tuomet reikia subsidijuoti? Ne. Tai bus paslauga, kuri bus komerciniais pagrindais teikiama. Gali būti, kad jinai bus iš dalies arba visiškai reguliuojama, tai yra jos kaina bus apribota, dėl to, kad nebus daug konkurentų. Bet šiaip bus komerciniais pagrindais, ką ir dabar darom, pavyzdžiui, rezervas tiekiamas Kruonyje, jisai yra paslauga. Sistemos operatorius tą paslaugą perka, bet subsidijos tam nereikia. Kaunas visiškai generuoja be jokios subsidijos.
visiškai į rinką ir sugeba uždirbti pinigų. Tuo tarpu, jeigu kalbėti apie Lietuvos elektrinę, subsidijuojama, visos termofikacinės irgi subsidijuojama. Biokuras taip pat subsidijuojamas, kadangi yra rėmimo mechanizmai dėl žalios energetikos, vėjas, saulė taip pat subsidijuojama. Tai iš tikrųjų, bendrai paėmus labai daug subsidijos pas mus yra tarife. Kitais metais 10 centų. Bus iš 50 turbūt, nežinau kaip bus, kaip suskaičiuos. Bet tai nėra jau unikalu mums, jeigu pažiūrėti visur Europoje, yra panaši situacija, kuomet yra stipriai vystoma atsinaujinanti energetika ir tai reikalauja subsidijų. Sistema. Juodos didžiosios linijos, kaip sakiau, 6 iš Lietuvos elektrinės matom. Kruonis taip pat yra labai svarbus mazgas, taip pat ir Kaunas. Perspektyvinė linija iš Kruonio į Alytų, iš Alytaus į Elką Lenkijoje, tai yra Litpol linijos. Čia matome yra Nordbaltas. Dabar šiuo metu statoma linija Klaipėda Telšiai 330. Labai ilgai nebuvo naujų linijų statoma, tai dabar toks kaip ir vėlgi grįžtant prie didelių projektų perdavimo sistemai. Matome Visagino arba Ignalinos atominės mazgą, taip pat labai stiprus mazgas, kadangi buvo stiprus generatorius ir bus, tikiuosi kažkada. Panevėžy turim, Šiauliuose elektrinės, Klaipėdoje, Mažeikiuose turim čia, bet Mažeikiuose jinai veikia kaip lokali praktiškai, jinai daugiau orientuota į gamyklos poreikius, į naftos poreikius. Tokia yra pagrindinė schema. Čia yra stipri gana jungtis į Rusiją. Turim jungtis kelias net į Latviją ir į Baltarusiją. Tai iš tikro, kas liečia sujungimą su kitom sistemom, tai Lietuvos sistema yra labai stipriai sujungta. Turim 11 jungčių. Tai esam, nežinau net kaip čia pasakyti, bet esam ant tokios, sankryžos, ir net daug čia greitkelių susikerta. Jo, kryptis nėra ta, kuri norima yra, nes dėl to ir vystomi tie projektai, kad būtų ta kryptis į vakarų pusę. Vakarų, reiškia, į šiaurę galbūt per Estiją. Tai čia šiek tiek statistikos, kiek kilometrų, kokių yra linijų ir kiek pastočių yra. Matot, aukštos įtampos 30 yra tik 13 ir 2 skirstyklos. O jau 110 yra 218. Atitinkamai, krentant įtampai, elementų skaičius didėja. Tiek linijų, tiek pastočių. Tai linijos, įsivaizduoja, transportavimai, kaip keliai, pastotės, kaip mazgai, kaip sankryžos. Tam, kad arba sujungti į vieną tašką, arba išskirstyti, arba perjungti į kitą kryptį. Visur reikalingos pastotės. Skirstomasis tinklas. Tai kaip ir šiek tiek jau įvadą dariau. Esmė yra, kad tai yra tas paskutinis etapas nuo perdavimo tinklo iki vartotojo, kur ir įtampa yra sumažinama, yra saugesnis tinklas, kad netokios aukštos įtampos, ir jau konkrečiai skirstoma į gyventojams ir kitiems vartotojams. Tai skirstomojo tinklo operatorius yra Lesto. Lesto taip pat yra visuomeninis tiekėjas ir buitiniams vartotojams tiekėjas šiandien dienai. Iš viso apie 1,5 milijono klientų. Aptarnaujamas plotas yra lygus valstybės plotui, nes visa Lietuva yra aptarnaujama. Lietuvoje jau praktiškai nėra likę gyventojų, kurie neturėtų elektros. Nebent jie patys to nenori. Bet praktiškai yra elektrifikuota 100%. 124 000 kilometrų elektros. Tai labai daug. Ir jau 19% mes turime kabeliuotų linijų. Skirstomajam tinkle, kaip ir strateginė kryptis, yra didinti kabelių skaičių. Yra dvi rūšys, arba oro linija, tai yra stulpai ir laidai, arba kabelis, tai pagrindai yra po žemė.
dėl ko yra kabelis geriau tam tikrose situacijose, ypač kai yra nutolę, tai dėl saugumo. Tai nieks ten nenutruks ta linija, nenukris ant žemės, ant jos nieks neužlips, vienas dalykas. Kitas dalykas dėl patikimumo. Tai jeigu mieste mes kalbam, tai kabeliai naudojami tam, kad saugiau būtų ir patogiau, tiesiog nebūtų tų linijų ir nebūtų pavojus. Jeigu užmiesti, tai dėl patikimumo, kadangi dažniausiai elektros tiekimo sutrikimo priežastis yra užvirtęs medis ant kabelių. Čia yra klasikinė. Tai reiškia, vis tiek eina per miškingas vietovės, vis tiek ten nėra idealiai aplinkui tuščia, yra medžiai, užvirsta, nutraukia, nėra elektros. Tai netgi, kai buvo tas toks, jeigu atsimenat, uraganas Anatolijus, 2001 metais, jeigu aš gerai atsimenu, 2000-aisiais, tai kur praužė labai stipriai per Švedijos pietinę dalį, tai po to laiko švedai priėmė sprendimą, kad mes kabeliuosim visas linijas. Nes buvo žmonių, kurie savaitę buvo be elektros, buvo žiemos metas, kilo socialinis nepasitenkinimas ir tinklų operatorius pasakė, gerai, mes dabar investuosim ir sukabeliuosim viską. Tada medis užvirtęs nieko nereiškia, nes kabelis yra pažinęs. Tai čia nemažai kainuoja tas. Daug kainuoja. Bet remontai tada tinklų irgi, jeigu tai matyt paskaičiuoja, tai daug būtų lygiai. Taip, čia yra daugiau jau būtent to, kad padidinamas patikimumas, nes kabeliuoti yra kelis kartus brangiau negu kad oro linijas. Na ir vartojimas, paskutinė grandis, viską. Tai kaip ir sakiau, yra dieną suvartojama 1,5 karto daugiau negu naktį. Maksimali apkrova yra ryte, tarp 8-11 ir vakare tarp 6-8. Skirtumą lemia tiek pati įmonės veikla, kuri vartoja, arba gyventojo įpročiai. Yra ir vartotojai, kurie labai tolygiai vartoja elektrą. Tai yra stambus pramonės objektai. Tas pats Orlenas, Achema, kiti turi labai lygų grafiką. Visą laiką toks pats kiekis, nes jie dirba trim pamainom, 247, ten nestoja procesas ir taip toliau. Patys nepatogiausi vartotojai yra buitiniai vartotojai, nes jie turi labai išreikštus pikus. Nes jie neplanuoja savo gyvenimo taip, kad būtų patogu elektrą gaminti. Jie planuoja savo gyvenimą taip, kad jiem būtų patogu. Arba mes taip darome. Atsikeliam, jeigu tai yra pirmadienis, tai tu gali žinoti, čia bus pikas ryte, bus pikas vakaro. Jeigu savaitgalis, tai tas rytinis pikas jisai toksai pasistumęs ir išplaukęs. Reiškia, daugiau dieną yra vartojama, nes žmonės skalbia, džiovina ir taip toliau. Bet įpročius galima labai gerai išanalizuoti, jeigu stebėsi elektros vartojimą. Tai čia daug kas netgi kai kuriuose Europos šalyse kelia klausimą, ar smart meteringas, turbūt girdėjote apie tai nuotolinis nuskaitimas duomenų ir valandinių duomenų nuskaitimas, ar tai nėra intervencija į privatų žmogaus gyvenimą. Ir aš prisipažinsiu, pats esu nagrinėjęs daugiabučio namo atskirų butų vartojimo valandinius grafikus, yra jau tokių eksperimentų daryta, tai tu gali pasakyti, kuris žmogus yra atostogose, kuris žmogus turėjo vakarėlį, kuris žmogus turi kažkokią tai tenais labai stiprią buitinę įrangą ir kitus dalykus. Nes tu matai, reiškia, penktadienio naktį vartojimas buvo 5 kartus didesnis negu šeštadienio dieną. Kas galėtų būti? Arba savaitę laiko visiškai mažai vartoja. Jeigu buvo išvažiavęs. Yra tokių dalykų. Ir kuo tu tiksliau turi matavimo prietaisus, tiksliau matuojančius, tuo tu gali detaliau suprasti, o kas ten buvo daroma. Tam tikrą prasme čia yra intervencija, bet tada gali savęs klausti, ar Facebookas yra intervencija į privatų gyvenimą. Irgi labai daug yra duomenų. Tai yra toks dalykas, bet esmė, kad jisai skiriasi tas vartojimas. Jisai nėra labai gerai prognozuojamas. Kaip ir sakiau, pavyzdžiui, didieji vartotojai tolygių grafikų, bet labai daug. Pavyzdžiui, Orlenas suvartoja apie 6-7% viso šalies poreikio, Achema 5%. Maxima apie 2%, bet jau netolygių grafikų. Ir Maxima yra įdomu, kad ne viena vietoje koncentruotas vartojimas, o per visus prekybos centrus. Tai vėlgi išsibarstė. Bet kaip vartotojas labai didelis.
gyventojai, nors jų yra absoliuti dauguma vartotojų, suvartoja apie trečdalį tik tai elektros, 30%. Tai 1,5 milijono gyventojų 30%, 70 tūkstančių vartotojų komercinių 70%. Iš jų 1000 suvartoja 40%. O čia palyginimo, kaip yra vartojimas pasiskirstęs. Dėl tiekėjo pasirinkimo, tai mes visi galim pasirinkti tiekėją. Netgi mes šiemet užkontraktavom pirmą fizinį vartotoją, kuris pirko žalią lietuvišką elektrą, pagamintą Kauno Hese. Tai aišku, buvo labai malonu, kad žmogus pats proaktyviai ir netgi moka daugiau pinigų už tai, kad turėtų žalią elektrą. Tai ilgainiui mes visi pirksim elektrą iš nepriklausomų tiekėjų. Tai jau nebus vien lesto, bus įvairūs dalykai. Energijos tiekimas, Sky Energy. O kas liks su lesto tada? Lesto skirstomojo tinklo operatorius. Už laidus, už kabelius, už pajungimą ir už tiekimo patikimumą jie bus atsakingi. Jie vystys toliau sistemą, naujus vartotojus prijungs, senus atjungs ir taip toliau. Bet jau bus tik tai infrastruktūros operatorius rolė. Kaip dabar yra Litgridas. O tiekėjai jau bus tokie daugiau popieriniai veikėjai, kurie lesto susimokės už tą persiuntimo paslaugą, reiškia už tą kelią, paims iš vartotojų galutinius pinigus už elektrą, tada dalį tų pinigų atiduos lesto, dalį Litgridui ir dalį gamintojui, iš kurio nusipirks elektros. Arba į biržą sumokės, greičiausiai viskas vyksta per biržą, kur dabar daug vyksta per biržą. Tai va. Tai rinka buvo liberalizuojama nuo 10 metų ir jau nuo kitų metų pradžios visi komerciniai vartotojai turi pasirinkti tiekėją. Ir ilgainiui ir buitiniai irgi taip pat pasirinkinės. Nėra tokios prievartos mechanizmo šitoje vietoje, bet vis natūraliai judėsime link to. Ta patį jau yra Europą padarius praktiškai visa, tą patį padaro ir Latvija ir Estai. Estai jau nuo kitų metų pradžios liberalizuoja, toks yra terminas, arba į laisvą rinką paleidžia visus buitinius vartotojus. O Lietuvoje nuo kada bus naikinama visuomeninė tiekėjo kaina? Apie 15 metus yra kalba. Kad visi 15 metų. Tai šitą jau praėjom. Kaip dabar vyksta pats sistemos valdymas? Gal šiek tiek irgi įdomu, nes tokia daugiau techninis dalykas. Tai yra dispečerinis centras, kuris ir tą balansą užtikrina. Tai žiūri, kiek kiekvienas gamina ir duoda komandas, kažkam gaminti daugiau, kažkam mažiau, tam, kad subalansuoti suvartojimą. Viskas vyksta realiam laike. Dieną, naktį, savaitgalį, žiemą, vasarą, reiškia, visą laiką yra kažkas, kas sėdi ir prižiūri sistemą. Ta funkcija yra pas Litgridą. Jie taip pat, reiškia, tą daro keliais lygmenim. Pirmas ilgalaikis planavimas. Tai jie 10 metų į priekį skaičiuoja sistemos adekvatumą, ar užteks generacijos, ar galėsim pakankamai importuoti tam, kad subalansuoti. Tada yra mėnesinis savaitinis planavimas, esmė yra paros į priekį planavimas. Tai iš vakaro yra žinoma, kas kitą dieną gamins elektrą, kurioje vietoje. Ir tada yra operatyvinis valdymas jau, kada yra reaguojama į realią situaciją. Jeigu kažkokie yra nenumatyti įvykiai, tada sistemos operatorius jau duoda komandas, kad sureaguoti į tą. Čia tokie dalykai daugiau bendriniai. Kokias funkcijas atlieka Litgridas, aš tą jau praėjau. Čia gal įdomiau yra. Reiškia, kaip viskas vyksta. Litgridas arba mūsų perdavimo sistemos operatorius gali naudoti vidinius pajėgumus dispečerio komandai į vidinės elektros generavimo vietas. Pagaminkite daugiau ar pagaminkite mažiau, tačiau jis taip pat gali naudotis ir kitų sistemų pajėgumais. Pavyzdžiui, Latvijos, Baltarusijos, Estijos ir taip toliau. Tas vyksta abipusiškai. Būna dažnai, pavyzdžiui, Litgridas iš mūsų prašo padidinti rezervą, bet tas rezervas yra ne Lietuvos sistemoje, o Latvijos. Arba
Tai yra avarinis aktyvuojamas rezervas, tai yra staiga liepia įsijungti, pasirodo ne mums, ne Lietuvoje, o Latvijoje ir Estijoje. Nes Estijoje, pavyzdžiui, Narvos blokas sustojo. Ne? Tokių yra atvejai ir tai yra normali praktika. Čia yra parodyta, ką sakiau, apie atsinaujinančius šaltinius. Jie nėra prognozuojami labai, jie yra prognozuojami, bet jie nėra kontroliuojami. Čia yra vėjo gamyba metų laiko ilgio, lyginant, reiškia, faktą pagamintą su planu mėlynu. Tai čia taip nelabai matosi, bet vat realiai šiek tiek išplėstinis parodo, koks yra skirtumas. Apie 15% yra skirtumas. Visą tą skirtumą reikia momentiškai padengti. Tai tas vadinamas momentinis reguliavimas. Ir čia parodo užduotį sistemos operatorių, ką jisai turi veikti. Jeigu įdomu, kam, nežinau, ką tai darote, bet įėjus į litgrid.eu galite nueiti į vėjo jėgainių gamybą ir ten yra labai geras grafikas paros. Ar gali didesnį pasidaryti prognozę ir faktas. Tai kartais aš pats naudoju, pavyzdžiui, kai galvoju, ar verta važiuoti prie jūros savaitgalį, tai pasižiūriu, kokia yra prognozė vėjo, nes tada akivaizdžiai pademonstruoja, koks bus oras. Ne? Jeigu daug suprognozuota vėjų, tai šis bus labai stipru ir greičiausiai ir viską. Tai tą galite irgi naudoti kaip tą, nes vėjų prognozė yra sudaroma naudojantis pačiom tiksliausiam hidrometeorologiniam prognozėm, visokiais istoriniais duomenim ir pakankamai yra didelis dalykas, daug intelekto įdėta į tai, kad suprognozuoti. Tai tikslumas yra pasiekiamas nukreipimai, galbūt suminiai, galbūt 10-15%, gal iki 20 maksimum. Bet pakankamai normaliai suprognozuojama, tai galime to pasitikėti. Būna, aišku, visokių atvejų. Pavyzdžiui, tokių, kaip buvo čia neseniai labai stiprus vėjas, tai irgi galite įsitraukti tos duomenys, neatsimenu kokia data buvo, bet labai įdomu stebėti, kadangi generacija kyla iki maksimumo. Ir tuo momentu, kada jau vėjas yra per stiprus, žinote, yra automatinis atjungimas. Tai yra jėgainės nustoja suktis, nes jom yra pavojinga suktis, per daug greitai sukasi. Ir tada į nulį eina. Na, įsivaizduokit, 200 MW į nulį. Tada kažkas kitas, greičiausiai kruonis, leidžiasi tam, kad padengti tą skirtumą. Tai dabar mes kalbam apie 200 MW, greičiausiai už kokių 5 metų Lietuvoje bus 500 MW. O dar už kažkiek metų gal bus 1000. Tai va tada turėsim problemą. Kol kas viskas dar yra savo. Dabar pats grafikas, irgi norėjau šiek tiek paminėti į pabaigą einant, kad suvoktume, kaip atrodo, čia yra Lietuvos vartojimas. Ir gamyba sudėta į vieną vietą. Čia yra tipinė diena, sakysim, tai 24 valandos. Iš ko susideda vartojimas? Tai juoda linija yra suminis vartojimas, bendras visos Lietuvos vartojimas. Netgi, čia atsiprašau, čia bendras ne visos Lietuvos, bet visos mūsų klientų. Tai yra verslo dalis ir gyventojų dalis. Bet forma yra ta pati visos Lietuvos, tik tai aukščiau. Geltona linija yra lesto klientų, tai yra buitiniai. Jų yra mažiau, bet jų vartojimo grafikas yra toks. Na ir va, tokius du turint, atsisėda žmonės, kurie prekiauja, yra atsakingi už prekybą ir planavimą ir pradeda dėlioti, kaip mes padengsim tą grafiką. Iš kur mes surinksim šitą visą pakankamą kiekį, kad patenkinti vartojimus. Tai taip ir eina, kad eina termofikacinės elektrinės, kurios gamina nuolatiniu režimu, Lietuvos elektrinė, vėjo jėgainės, matot, jau ne vienodų režimų gamina. Tada eina baziniai pirkimai, čia Lietuvoje, kadangi daug importuojam. Virš to eina Kauno, daugmaž to lygio į juostą. Ir čia mes pasiekėm tą ribą, kur jau mes bazinį kiek užtikrinam, o visą kitą likutį praktiškai dengiam iš kruonio. Ir dar pirkinėjam biržoje, jeigu yra palankus metas. Jeigu galime. Už suprantamą kainą nusipirkti. Čia matote, nakties metu mes esam vartotojai dar, kadangi reikia užkrauti krūnį. Tai ką čia užkraunam, čia sunaudojam. Toks uždavinys yra kasdieną sprendžiamas.
Jeigu šitą sistemą dabar įjungti, dar visą įmatom neretinę suvietų. Labai puikiai tinka, bet šitoje vietoje yra labai stiprus argumentas už Visaginą, bet šitas importo dalis, va šito oranžinė, visiškai pasikeičia Visaginą. Nes praktiškai, kaip ir matot, nuo 150 iki 500. Tai yra apie 350-400 MW. Lietuvos dalis. Taip. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje vartojimo balansui mums tas projektas būtų labai naudingas. Yra viena sąlyga, kad jos kaina turi būti tokia, kuri nukonkuruotų arba bent jau tiek pat kainuotų kaip importas. Tai aišku, čia jau prasideda prognozės, nes niekas nežino, kiek kainuos importas 22 metais. Visi gali tik prognozuoti. Bet jeigu manęs paklaustume, tai aš tikiu, kad būtų geriau turėti savo negu kad importuoti, nes importas toks slidus reikalas. Ne visą laiką gali tą užtikrinti. Čia yra Baltijos šalys, kaip matote, Lietuvos, va šitą irgi galite viską rasti internete. Lietuvos balansas, kiek iš Baltarusijos, kiek iš Rusijos Kaliningrado, kiek iš Latvijos, Estijos. Čia ta pati informacija yra Latvijai ir ta pati informacija yra Estija. Čia pasyvų sistemų operatorius. Taip. Tai yra stebima. Jo. Latvijoje sistemos operatorius yra AST, o Estijoje Elering. Tai visus tuos dalykus galima rasti, jeigu įdomu, pasianalizuoti. Tie tarp sisteminiai srautai ir balansai nėra nuolatiniai, jie keičiasi. Jie dažniausiai keičiasi ne paros metu, bet sezoniškai. Nes, sakysim, Narvoje yra daug gamybos iš skalūnų. Tai čia daugiau mažiau yra baselaudas, tai yra nuolatinė generacija. Čia yra kabelis, kaip žinote, 350 MW tarp Estijos ir Suomijos. Jo kryptis labai priklauso nuo kainų skirtumų. Nes jeigu Skandinavijoje yra daug vandens, kaip kad šiemet, pavyzdžiui, buvo pavasarį, vasarą, tada elektra teka šitą kryptį. Jeigu ten užšąla, pavyzdžiui, sausio vasario mėnesiais labai šalta, hidro užšąla, pradeda tekėti šitą pusę, nes ten iškyla kaina. Tada estai duoda į čia elektrą. Jeigu iš čia atiteka, tada estai duoda į čia elektrą. Tada pas mus jinai atsiduria, ne? Estija pagrinde visą laiką būna perteklinė šalis, tai yra daugiau gamina negu suvartoja, reiškia net eksportuotojas. Mes ir Latvijai pagrinde esame net importuotojai, mes daugiau importuojame, nes mažiau gaminame. Latvijoje yra hidro dalis pusė maždaug ir dujinė generacija kita dalis. Tai vėlgi priklauso nuo situacijos. Žiemą jie dujinę daugiau gamina, nes yra termofikacinė. Vasarą jie daugiau ima iš kitų. Lietuviai mes turime arba per Baltarusiją ateinančią elektros energiją iš Rusijos, pastovų turim srautą iš Estijos, Latvijos, pagrindinė iš Estijos ir per Latviją, ir iš Kaliningrado, nes Kaliningradė yra irgi perteklinis regionas. Jie turi termofikacinę elektrinę, kuri daug generuoja, daugiau negu jiem reikia. Tai mes arba gaunam iš Kaliningrado srautą, arba iš čia. Pavyzdžiui, šitą remontuojasi, tada iš čia ateina. Čia linija remontuojasi, tada iš čia. Bet visą laiką tas kinta. Žinot, turbūt rugpjūčio 20 įvykius, kada kažkur linija sistemoje, net ne čia, kažkur tai čia atjungė tiksliau. Tai staiga balansas pasikeitė ir sutriko ekonominis balansas, ne? Kaina šovė į viršų. Tuomet jau buvo panaudoti mūsų turimi įrankiai, tai yra elektrėnai. Ir buvo sureguliuota ne tik tai, kad techniškai buvo patiekta elektra, bet ir ekonomiškai kaina buvo suvaldyta. Nes turint galvoje, kad yra subsidijuojama gamyba, jinai yra už aiškę kainą. Tai tos kainos padavimas į rinką padeda rinkos kainą suvaldyti. Jeigu nebūtų elektrėnų, tai tas iškilimas iki, neatsimenu kiek buvo, 140 eurų gal, tai kiek čia gaunasi. Jo, apie 70-80 centų, jis būtų laikęsis visą savaitę. Nes linija buvo atjungta savaitę laiko, ne vieną dieną. Bet kadangi
mes įjungiam Elektrėnus, tada susitvarkė tą kainą, nu, jinai buvo sureguliuota. Tai va, savos generacijos privalumai irgi akivaizdus. Ir čia yra prognozuojama, planuojama ir faktinis. Tai yra parodymas, kad tas ilgalaikiškai prognozuojama, planuojama jau einamąjį dienai ir faktas niekada nesutampa. Jis pakankamai tikslus, bet vis tiek nesutampa. Ir tai reiškia, čia yra jau visas Lietuvos suminis, matot, čia yra tarp 9,50 ir 1,550. Tiek, maždaug Lietuvos vidutinis. Čia man spėčiau šaltuoju metu, nes yra šiek tiek pakelta bazė. Čia paprastai gali būti tarp 701,3. Bet kuriuo to momentu reikės reguliuoti. Reikės, kad kažkuris generatorius pradėtų šito konkrečio atveju susimažinti savo gamybą, nes yra vartojama mažiau negu kad buvo suplanuota. Gali būti ir atvirkštinis momentas. Būna iš dienos į dieną būna dideli skirtumai. Aš nepaimu pavyzdžių, bet pavyzdžiui, labai karštas oras. Ar ne? Vartojimas kyla ir staiga liūtis. Atvėsta, kondicionieriai išsijungia, krenta. Ar ne? Arba atvirkščiai, nėra labai karšta, tolygus, nedidelis vartojimas, užeina lietus, pritemsta, visi susijungia šviesas vėl netai. Visą tai į tai turi reaguoti. Iš karto turi kažkas pradėti gaminti daugiau arba gaminti mažiau. Mums atrodo labai paprasta, bet sistemos operatoriai sėdi, viską seka ir jiems visą tai yra užduotis, kurią jie turi išspręsti. Šiek tiek apie elektros biržą. Tai įsivaizduojat visi, kas yra birža. Ne? Turgus. Tai elektros irgi egzistuoja birža, kurioje vykdoma pas mus elektros birža vykdoma diena į priekį prekybą, vadinama day ahead. Mūsų biržos operatorius yra Nord Poolas, tai yra tas pats operatorius, kur operuoja visą Skandinaviją ir Estiją. Latvija dar nėra Nord Poolo dalis, bet bus kitais metais, greičiausiai. Ir būsim vieningos biržos sistemos dalyje. Tai day ahead, diena į priekį, reiškia, kad mes šiandien iki 2 valandos jau žinosim, už kiek kas pirks parduos elektrą kitą parą, ateinančią parą, rytoj. Nuo pat 00 iki 24 valandos. Kiekvienai valandai atskirai. Labai svarbu žinot, kiekvienai valandai atskirai yra kaina biržos. Tai dar prie biržos sugrįšiu trumpai tik tai, kad suvokti ekonominę dalį, tai dalis rinkos, čia jau yra ekonominė, reiškia fizinė grandinė yra, kaip ir sakė, gamintojas, perdavimo tinklas, skirstymo tinklas, vartotojas. Čia yra fizinė grandinė. Ekonominė grandinė yra gamintojas parduoda į didmeninę rinką arba biržą, biržoje perka tiekėjai, tiekėjai parduoda vartotojams. Tai čia yra ekonominė grandinė. Fizinė grandinė, tai dalis jos tai yra perdavimo ir skirstomieji tinklai yra monopolija, nes aišku, kad tinklo dviejų paralelinių tinklų nesukursi, yra tik vienas. Dėl to yra griežtai reguliuojama ir atskirta. Gamintojai, didmeninė rinka ir tiekėjai yra nereguliuojami, tai yra laisva konkurencinė veikla. tą reikia suvokti. Tai va, kaip ir sakiau, viena prieš biržą ir taip pat egzistuoja ilgalaikių sutarčių rinkai. Tai yra, kai aš nenoriu kiekvieną dieną vis nežinoti, kokia bus kaina ir vis dėti biržą ir sužinoti vis unikalią kainą. Gal aš noriu su tavim susitarti, kad mes metus į priekį vienodą kainą prikiausim. Tada mes sudarome ilgalaikį kontraktą. Kaip nustatoma kaina, yra duodami pasiūlymai iš įvairių tiekėjų, iš įvairių biržos dalyvių. Jie gali būti pasiūlymai pirkti arba pasiūlymai parduoti. Yra nustatomas kiekis ir kaina. Sakau, aš pirksiu, jeigu kaina bus ne didesnė negu 50. Tu sakai, aš parduosiu, jeigu kaina bus ne mažesnė negu 50. Poreikis pasiūla sutampa, įvyksta sandoris. Bet tu gali sakyti taip, aš pirksiu 100 vienetų, jeigu kaina bus iki 50, pirksiu 50 vienetų, jeigu kaina bus iki 70. Ir susidaro tokie kaip ir pasiūlos laikai.
Tai va čia yra pirkimų, poreikio laiptai, čia yra pardavimų laiptai. Ką tai sako? Man nesvarbu, kokia bus kaina, aš vis tiek turiu nusipirkti 50. Ne? Jeigu kaina bus nedidesnė negu 18, aš pirksiu dar papildomai, nu čia sakau maždaug, iki 300. Jeigu kaina bus virš 300, aš iš vis nepirksiu. Taip pačiai iš kitos pusės pardavėjas sako, jeigu kaina bus mažiau negu 100, aš neparduosiu. Jeigu bus kaina virš 100, aš parduosiu 10. Jeigu kaina bus virš 200, virš 10, aš parduosiu jau visą šitą kiekį iki 300. Jeigu kaina bus daugiau negu 300, aš dar parduosiu daugiau. Dėlė kiek. Kodėl taip yra? Nes visą tai priklauso nuo generavimo šaltinių. Jeigu kaina yra virš 300, galbūt apsimoka jau jungti visus elektrėnus ir parduoti tiek. Kaip yra nustatoma kaina tikroji, šitam susikirtimo taške. Tai yra biržos kaina tą valandą. Tai čia šiek tiek apie visą Nord Pool sistemą. Yra 14 kainų zonų Nord Pool. Mes esame viena iš tų zonų. Čia visos dalyvaujančios šalys. Tai va, tai dar šiek tiek apie pačią asociaciją, daug nesakysiu, tik tai priminsiu, kad visos didžiosios įmonės dalyvaujančios toje grandinėje tai yra mūsų asociacijos nariai. Tai jauna asociacija, bet mes tikimės, kad mes irgi savo veiklą išvystysim. Tokiam formate ar kitokiam formate viena iš pagrindinių funkcijų yra švietimas. Informacijos klaida. Gal klausimų yra? Taip, čia buvo vienas labai svarbus klausimas. Ką daryti, jeigu žmogus atsiduria šalia nutrūkusio oro ar užtas įtampas Vilniuje? Nesiartinti. Realiai geriausiai yra atsitraukti arba neiti arčiau, taip sakysim. Kitas dalykas yra, kad geriau tada tik viena koja stovėtų ant žemės, nes dvi kojas gali sukurti lanką. Tai taip yra, kad geriau tada ant vienos kojas nušokuoti į šoną, bet esmė yra pasitraukti. Greičiausiai toks nutrūkęs laidas jame jau nebus įtampos. Greičiausiai, bet gali būti ir kitokio. Nes automatiniai yra atjungimai, apsaugos atjungia, bet, sakau, dėl viso tai. Dar klausimų? Nebus klausimų. Klausimas toksai, gal čia asmeninis, ką reikia daryti, norint tapti Lietuvos energijos vadovu? Dar vakar atsidėjom susirinkime pas save, reiškia, ir taip garsiai galvodamas, jeigu reikia stengtis. Kiekvienam darbe reikia stengtis. Kaip sakyti, yra toksai priežodis, ką darai gerai. Iš tikrųjų tai yra tiesa. Ir yra kitas labai svarbus dėsnis, čia jau dėsnis, ir jūs tą puikiai žinot, tai yra energijos turinės dėsnis. Iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Tai va, jums, esant jūsų amžiui, tai labai svarbu tą dalį suvokti, kad niekur nedingsta, kad viskas, ką jūs įdėsite energijos prasme, viskas sugrįš. Bet reikia visą laiką daryti gerai, ką stengiasi daryti. Profesionaliai, tiek kiek sugebė, aišku, niekada nepervertinti savo galimybių, bet aš dažnai sakau, reikia save išlaikyti ne komforto zonai nuolatos. Ne ten, kur tu esi labai patenkintas ir aš žinau viskas, ką aš darau, aš esu čia pats geriausias ir taip toliau, bet visą laiką stengtis dar vieną žingsnį žengti ten, kur tu esi netoks stabilus, nes tik tai pastatydamas save į nepatogią zoną tu galėsi tobulėti. Ir jūs, jeigu žinote, kad kažko nesuprantu, suvokite tai nebėkit nuo to. O pabandykite įsigilinti, galbūt vienoje vietoje nulenkti galvą ir nusižeminti ir paklausti, ar pagalbos paprašyti, ar kitą dieną jau jūs tai galėsite padaryti. O visą kitą šiais laikais galimybės yra neribotas. Kad platus kelias. Labai motyvuojantis. Tai dabar, tuomet, ar dar turit kas nors klausimų panašiai? Tada aš turiu klausimų jums patikrinti, kaip atidžiai sekėt paskaitą. Tai vat, bus du klausimai tokiems pradinukam, kurie tik neseniai atėjo, ir tada kelis klausimus duosiu ir senbuviui. Susirašiau. Tai gerai, iš pradžių senbuviai biškį tyliau ir tada
tada iš kokių pagrindinių, iš kelių pagrindinių komponentų susideda elektros sistema. Tai jeigu turit žinot, turiu prizą, kas pirmas teisingai atsakys? Iš keturių. O, žinomis. Žinukas. Gerai, antras klausimas. Kokio diametro yra Elektrėnų didžiojo bloko? Kiek? 7 metrų. Ne. Ne. Klausimą pabaigti. Klausimą pabaigti. Gerai, kartuoju klausimą. Kokio diametro yra turbinos rotorius Elektrėnų 300 MW? O, teisingai. Kas pirmas? Gerai. Nu, dabar Galit, aišku, jūs dalyvauti. Klausimai senų. Tai kas yra sinchroninis kompensatorius? Niekas nežino. Aš tai žinau, tai nežinau, tuomet gal jūs atsakydavano. Sinchroninis kompensatorius tai yra paprastai įrankis reguliuoti reaktyvę galią. Prašom, jums tuomet žinukas. Ačiū. Labai ačiū. Ir dar vienas klausimas irgi senbuviams. Nu, čia gal šitą visi žinos. Tai kuo skiriasi pastotė nuo skirstyklos? pastatą keičia įtampas, skirstyklą paskirsto. Jėga. Galime taip atsakyti. Skiriasi transformacijos buvimu ar nebuvimu. Tai būtų geresnis atsakymas. Tai va. Dar šiek tiek apie sinchroninį kompensatorių, jeigu leisite. Kaip sako, studentiškas, nežinau, gal ir jums kažkas pasako, bet visiems yra labai sunku suvokti, kas yra reaktyvioji galia. Nes yra aktyvioji galia, tai ta, kuri darbo gali kažką paversti, o yra toksai kaip parazitas reaktyvioji galia. Tai dažnai vienas dėstytojas, tiksliau, yra labai gerai pasakęs. Čia sako kaip alaus bokalas, ne? Tu pili alų, tai alus yra tas geltonas daiktas, ne? Bet yra puta. Puta yra reaktyvioji galia. Tai sinchroninis kompensatorius tą putą nuima. Nes jeigu per daug putoja, labai mažai būna alaus tada ir nieko gero. O čia esminis to sinchroninio kompensatorius. O šiaip tai galiu pagirti labai gerai sambuliai žino visą sistemą. Galbūt kažkada tai ateisite pas mus dirbti. Energetika yra tikrai perspektyvis šaka, jeigu mąstote apie karjerą, joje tai labai drąsino. Ir galite pradėti jau nuo praktikų, mes labai kalbu jau už visą asociaciją, už visas įmonės. Tikrai esame ypatingai atviri jauniems žmonėms, kad jie ateitų daryti praktiką ir vasaros metu. Net ir ne vasaros, kaip jums yra įdomu, bet galima labai įvairias sritis daryti. Kaip pavyzdys, mūsų vienas praktikantas prieš metus laiko darė projektą, vėjo jėgainių projektą, visą nuo pradžios iki galo verslo planą ruošė, techninių sprendimų parinko. Vėliau laimėjo ten KTU kažkokį prizą už geriausią, inovatyviausią magistro darbą. Tai jauskitės drąsiai, belskitės į duris ir jums pasidaryti. Čia tik baigiamasis darbus, ar šiaip? Ir šiaip. Nuo kurio kurso? Mums nėra taip labai svarbu. Esmė yra, aišku, mokslai, nes turbūt nuo pirmo negali pradėti praktikos per daug daryti, nes tada gali mokslai vis tai. Ir tuo metu, kada jūs jau galite rasti laiko, tai net ir jeigu tai yra nepilna darbo savaitė, sakysim, buvo tokiu atveju 2 dienos praktika, 3 dienos mokslai ir lankščiai galima susidėti. Tarkim, jeigu baigus mokslus, ten jau užsiemant kažkokią veiklą, tai tolimesnis tobulėjimas kaip yra organizuojamas. Tarkim, konkrečioj kokioj srity, kurioje žmogus specializuojasi. Reikia kažkaip papildomai ieškotis, tarkim, magistrantūros, ten doktorantūros, jeigu yra tas sritis ant tiek įdomi, ar tai yra organizuojama iš įmonės. Visai yra ir taip, reiškia. Vienas dalykas, kad kiekvienas pas mus žmogus turi savo kompetencijos vertinimą ir karjeros kelią. Aš sakau, kažkas iš jūsų yra stiprus ten fizikoje, bet jam trūksta finansų žinių, tam dar kažko trūksta, tada jam yra renkamas kelias, kaip tai gauti. Tai gali būti tokie tęstiniai mokslai, tai yra magistrantūra, jau tokie didesni, kur mes irgi žmonėm, jauniem ypatingai padedam tą daryti, tiek ir duodami laiko, tiek ir kompensuodami dalį išlaidų mokslo, jeigu tai yra mokamas mokslas.
doktorantūros bendrų studijų dar neturim, bet tikrai kalbam labai stipriai apie tai, kad turėti galbūt ir su universitetais, kad tai yra pramoninė doktorantūra, kas yra žinoma pasaulyje. Ir aišku, yra įvairūs mokymai. Tai mes mokymus tiek vidinius organizuojam, tai yra, kada yra įmonė žmonės surenkami ir mokomi kažko tai, tiek išorinius, kada yra siunčiama į įvairius mokymus. Gali būti Lietuvoje, kartais reikia išsiųsti ir užsienį, kur unikalesnė kompetencija. Šitoje vietoje irgi viskas yra sistemingai daroma. Nes energetika yra tokia sritis, kur kompetencija, reikia pakankamai nemažai laiko, kad kompetenciją išugdyti, ypač techniniai dalykai. Žmonės, jeigu paklaustumėte senųjų energetikų, tai sakytų, 5 metai, kol tu jau gali pats savarankiškai kažką daryti. Tuos 5 metus turi dar visą laiką būti prižiūrimi. Tai tokia yra situacija. Dar norėsite ko nors paklausti? Tuomet visų susirinkusių vardų norim padėkoti, kad atvykote, kad perskaitėte šią šaunę paskaitą, mūsų pažindinote su naujais dalykais, pakartojate senus, džiaugiamės išgirdę. Tuomet noriu įteikti jums šią padėką visų susirinkusių. Jūsų klubui didelės sėkmės. Ir tie, kas nebuvo atkroni, atvažiuokit. Pakalbėsime. Kitiems čia susirinkusiam dar noriu pasakyti, kad ateityje tęsime paskaitas iš elektros energetikos ūkio. Sekančią galvojame surengti apie generatorius. Jau yra sutartas su daktaru Anzelmu Pačausku, knygutės apie Lietuvos elektros energetikos sistemą be formulių autoriumi. Tai raginu draugus pakviesti atvykti su, kurie galbūt šiandien nebuvo, nes irgi manau, tiek nuo pradžių, kurie nieko nežino, bus puikiai proga susipažinti, tiek tiem, kurie daugiau žino, bus proga paklausti, sužino dar. Ačiū, kad dalyvavote.